Sveiki, gerbėmiai, esu Artūras Lakėnas, vairavimo mokytojas ir vairavimo mokyklos Amplius LT vadovas. Kaip ir viename iš savo praeitų video žadėjau, pakalbėsime apie egzaminus. Ne apie patį egzaminą, aš manau, dar ankstoka. Pirmiausia, reikia pakalbėti apie tai, kaip mes artėjame prie to egzamino, tuo labiau, kad jeigu vertinti, tik kalbėti dabar apie praktinį vairavimo egzaminą B kategorijos, ne teorinėje dalyje, atidėkime apie praktinę dalį. Tai pirmiausia, mes žinome, kad yra 2 egzaminai iš tiesų. Abu filmuojami, abu pakankamai atsakingi, tik vienas yra mokyklinis ir jį laikote dažniausiai, nebūtinai visada, bet dažniausiai su tuo pačiu instruktoriu, su kuriuo ir mokėtės, ir tuo pačiu automobiliu, kuriuo mokėtės vairuoti. Tai gali būti kai kuriuose mokyklose, ir pas mus kartais tai būna, mokyklos vadovas arba atsakingas už vairavimo mokymo sistemą darbuotojas priima didesnės dalies mokinių egzaminus, o ne tas instruktorius, kuris vedė mokymus. Bet tai čia detalės. Vis tiek, ar tai būtų mokyklinis egzaminas, ar tai būtų regitros egzaminas praktikos vairavimo, vertina jį pagal tą patį dokumentą, ne tokį pat, ne panašų, o tą patį, būtent tą patį dokumentą ir vertinimo kriterijai, kas yra klaida, kas yra nekritinė klaida, specifinė pasikartojanti klaida ar kritinė klaida, yra aprašyta tuose pačiuose lapuose, tame pačiame dokumente. Ir man tada būna keista, kada mokiniai ateina prie egzamino, artėja prie egzamino, jau vyks egzaminas ir jie net nežino nei tų vertinimo kriterijų, bent jau didžiosios jų dalies, galbūt 1-2 kažkokių, tai kad negalima viršyti greičio, dar kažką tai. Ir labai daug mokinių, aš pastebiu, visai nesusigaudo kriterijų. O kas galima, kas negalima, tai aš nežinau. Tai čia nereikia mokytojo, čia nereikia laiko pamokose vairavimo. Čia galima atsisėsti namie prie kompiuterio, atsidaryti kompiuterio vertinimo kriterijų aprašą, dokumentą ir studijuoti. Bet tas spausdintas dokumentas, kur yra vertinimo kriterijų, kur aprašytos visos klaidos ir taip toliau, atspausdinus sudaro 10 lapų. 10 puslapį atspausdintų, taip? Tai paskaityti reikia, pasiskaityti, yra ir kompetencijos B kategorijos, aišku, ten daugiau, ir vertinimo kriterijai, tai reiktų pasižiūrėti, kas yra klaida, kas ne. Ir tada bent jau suprasite, kad kai kurių dalykų negalima daryti. Čia jau net ir mokykliniam egzaminui artėjant, nes aš tikrai matau, kad kai kurie instruktoriai neperduoda tos žinios arba nepaskatina mokinius mokytis, nes praktinio vairavimo pamokos metu juk nesėdės abudu žmonės, ir instruktorius, ir mokinys automobilyje ir skaitys dabar vertinimo kriterijus. Ne laikas ir ne vieta. Praktinio vairavimo pamokos metu reikia važiuoti, bet mokinys turėtų daryti namų darbus. O namų darbai ir yra studijuoti, mokytis vertinimo kriterijus. Ir nemaža dalis atsakingų mokinių taip daro. Ir ne tik vertinimo kriterijus studijuoja, kas yra klaida, kas nėra klaida, bet kaip ir atlikti vieną ar kitą pratimą. Atsakingi mokiniai susirašo algoritmą visą. Sustosiu ten, pasižiūrėsiu ten, atliksiu tą, padarysiu tą, įvertinsiu taip, pasižiūrėsiu taip ir bus gerai, jeigu padarysiu taip. Tai pirmiausia yra žinia, informacija, kaip atlikinėti vieną ar kitą veiksmą praktinio vairavimo metu. Kada tu jau žinai kaip, tada galima mokytis tai daryti. Bet kada mokinys jau, kaip sakant, kuriam už 2 dienų egzaminas privažiuoja į parkavimo vietą ir dabar, ar jūs galite man pasakyti, kaip dabar priminti, aš pamiršau, kaip dabar parkuotis, kur čia dabar pažiūrėti ir ką pamatyti. Tai rodo mokinio dar ne visai pasiruošimą. Tiesiog, vaikeli, kaip tu parkuosies, jeigu tu dabar, tau rytoj egzaminas, o tu dabar net nežinai, kaip privažiuoti prie to automobilio, šalia kurio tu parkuosies. Gal pasiseks. Tai sėkmės elementas yra labai didelis, tokia aplinkybė, didelės dalies būsimų vairuotojų. Pasiseks, nepasiseks, ir tada sako, man nepasisekė. Tai turbūt ne tas žodis, kuris apibūdintų, sakysim, egzaminą išlaikymą ar neišlaikymą. Nepasisekė ir nepasisekė, o galbūt mokėjo padaryti ar nemokėjo padaryti. Ir čia turbūt požiūrio klausimas, kad dalis žmonių
ruoždamėsi egzaminui, mokydamėsi vairuoti, taip ir vertina. Taigi aš išvažinėjau ar atvažinėjau pamokas, nu tai kas yra? Tai pamirškite, čia yra individualus mokymas, pamokų yra minimumas nurodytas. Ir važinėjama arba mokomasi ne tiek, kiek reikia valandų, o tol, kol išmokstate. Jeigu išmokote ir mokate atlikti veiksmą, reiškia, jūs pasiruošęs. O jeigu jūs neišmokote, jums nesigauna atlikti veiksmų, reiškia nepasiruošęs. Tai čia jau dar kalbame apie tokią fizinę pasiruošimo dalį. Ir dar yra psichologinė pasiruošimo dalis. Aš vėlgi nemažai girdžiu ir klausimų ir panašių dalykų, kad žmonės sako, aš lyg ir vairuoju, lyg ir gaunasi ir su šeima, ir su instruktoriumi, bet kai tik pagalvoja apie egzaminą, rankas kojas pakerta. O kur psichologinis pasiruošimas? Ir čia daug kas neįvertinate. Ir su tokiu, tai čia viskas vairuoja, kai nuo egzaminą rankutės kojytės dreba ir baigėsi jūsų pasiruošimai. Tai dabar pagalvokite pirmiausia, jeigu pasirašėte, skaitote, kad esate pasiruošę egzaminui, pagalvokite, kiek iš tikrųjų žinote vertinimo kriterijų, kas yra klaida, kas ne klaida, ar visus 10 puslapių mokate. Tai kiek psichologiškai esate pasiruošęs, kiek žinote gerai visus pratimus, kaip juos atlikti, kokias paskutinėmis pamokomis darėte klaidas, ką jums atkreipė dėmesį jūsų instruktorius, kad vis dar darote vienokią ar kitokią klaidą, tai yra neatsidairote, nelaiku ne vietoj rodote posūkius, nepasirenkate tinkamo važiavimo greičio, jeigu su mechanika nepasirenkate tinkamos pavaros ir panašiai. Tai kiek tokių klaidų darote ir įvertinkite pagal tai, ar jūs jau pasiruošėte egzaminui. Jeigu pasiruošėt, sakot, kad taip, įvertinkit, kiek ten tikitės sėkmės, bet savo, taip atvirai savo, ne man, savo pasakykit. Ir tada sekantį kartą pakalbėsime jau tiesiogiai apie egzaminą ir kas eina po to, kai ta sėkmė neatėjo. Ką daryti, kad jinai ateitų sekantį kartą. Šiam kartui tiek. Iki.